Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas. Aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbam apie tikrus nusikaltimus, tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir mes susitiksime ir kitose mano vaizdo įrašuose. Šiandienos byla mano dėmesį patraukė jau prieš keliarius metus. Aš pirmą kartą išgirdau apie šitą bylą. Man jinai skambėjo ganėtinai liūdnai, kadangi tai yra 5 vaikų mama, kuri dingo be žinios, ir vėliau mes šitame vaizdo įraše išgirsime, kad tai dar viena bereikalingai pasiglemžta gyvybė, kai buvo galima viską išspręsti tiesiog skyrybomis, ir labai liūdna, kad vis dar tai vyksta šiais laikais, kai tikrai yra kitokių priemonių išspręsti tarpusavio konfliktus. Ir dėja, šiuo atveju Jennifer Dulos, 50-metei Jennifer Dulos 5 vaikų mamai, taip pat nepavyko išspręsti savo skyrybų geranoriškai, ir dėl to ji paaukojo savo gyvybę. Jennifer Farber, tuo metu dar Farber, ji gimė 1968 m. rugpjūčio 6 d. Ji gimė labai turtingų tėvų šeimoje New Yorke. Jos tėvas Hillard buvo bankininkas, o mama Gloria buvo švietimo filantropė. Jennifer vėliau pasiekė savo tėvų pėdomis ir įstojo į prestižinį Brauno universitetą, kur baigė rašymo magistrą, ir jie ne tik tais baigė mokslus šioje srityje, bet ir taip pat toliau tęsė savo karjerą rašymo srityje. Jie turėjo vėliau net ir savo blogą, kuriame dalinosi savo gyvenimo patirtimis, vėliau ir savo patirtimis santuokoje, auginant vaikus. Jennifer savo būsimą vyrą Fotis Dulos sutiko dar studijuodama universitete. Jos būsimo vyro Fotis jaunystė, vaikystė buvo kiek kitokia nei Jennifer. Jis neužaugo tokioje pasiturinčioje šeimoje, jis užaugo net ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis buvo turkų kilmės, tačiau dar būdamas mažas, su tėvais persikraustė gyventi į Graikiją ir ten gyveno didžiąją savo gyvenimo dalį. Būdamas 19 metų jisai atsikraustė į Jungtinės Amerikos valstijas studijuoti, kaip ir minėjau, Brauno universitete, ir greičiausiai ieškoti geresnio gyvenimo, kaip ir daug kas atvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas. Brauno universitete tarp Jennifer ir Fotis romantiniai santykiai taip ir neužsimezgė, ir po studijų jie tęsė toliau gyventi savo gyvenimus, o 2000 metais Fotis žengė reikšmingą žingsnį savo gyvenime ir vedė savo pirmąją žmoną, Hillary Vanessa Aldama. Jis taip pat su Hillary susipažino Brauno universitete, tačiau ilgainiui jų santuoka pašlijo. Dar būnant santuokoje, Fotis ėmė rodyti susidomėjimą Jennifer, ir aš jau žinau kai kurių žmonių komentarus, kad dėl to, kaip Fočio santuoka nutrūko su jo žmona, ir kad jisai dar būdamas santuokoje su savo žmona ėmė rodyti dėmesį Jennifer. Aš žinau, kad gali atsirasti komentarų, kur bus Jennifer kaltinama dėl ją vėliau ištikusio likimo, dėl to, kad tai kažkokia karma ar kažkas. Tai aš manau, kad tai būtų nesąžininga rašyti, nes tikrai jokiais būdais jinai nebuvo to nusipelniusi, ir tikrai nėra aišku, dėl kokių iš tikrųjų priežasčių išsiskyrė Fotis su savo buvusia žmona. Greičiausiai jų santykiai buvo jau ir prieš tai pašlyję. Bet žinoma, kai Fotis rado naują meilę, Jennifer, jį
greičiausiai pastumėjo nutraukti šią santuoką ir 2004 metais jisai išsiskyrė su savo buvusia žmona ir vos po mėnesio nuo šių skyrybų jisai susituokė su Jennifer Manhattane ir po to jie iš karto išvyko kurti savo gyvenimo į Farmingtono miestelį, kur nusipirko įspūdingo dydžio namus. Ir iš išorės Dulos šeimos gyvenimas atrodė puikus. Fotis įkūrė savo nekilnojamojo turto statybų verslą. Jis būtent specializavosi prabangaus nekilnojamojo turto statybų versle, o jo žmona Jennifer mėgavosi rašytojos karjeros keliu ir taip pat rašydavo laisvalaikiu savo blogą. Neilgai trukus Dulos šeima ėmė gausėti ir pora susilaukė dvynukų, kuriuos vėliau sekė dar viena dvynukų pora ir galiausiai jie susilaukė savo paskutinto vaikelio, kuris šį kartą jau nebebuvo iš dvynukų poros, taigi viso pora susilaukė net 5 vaikų, tad jie buvo didžiulė šeima ir nors ir Jennifer iki tol mėgo rašyti, ji mėgo turėti savo veiklą, ji mėgo vesti savo blogą, bet labiau už viską pasaulyje jinai tiesiog dievino būti mama. Jinai atrodė buvo gimusi būti mama, jinai buvo visiškai atsidavusi savo vaikams, jinai leisdavo visą savo laiką laisvą su jais ir stengdavosi duoti jiems kuo daugiau savo resurso. Ji buvo labai ramaus būdo, niekad nekeldavo balso prieš savo vaikus, tad buvo itin kantri mama. Tad kai 2019 m. gegužės 24 d. Jennifer ėmė nebeatsiliepti į jos artimųjų žinutes ir skambučius, visi iš karto suprato, kad kažkas yra ne taip, kadangi Jennifer niekada nepaliktų savo vaikų. Ir jie iš karto kreipėsi į policiją pagalbos ir esminė liudininkė 50 metų Jennifer Dulos dingimo byloje tapo jos auklė Lauren Almeida. Lauren su šeima pradėjo dirbti dar 2012 metais, dar bestudijuodama ir vėliau po studijų ji prisijungė dirbti ir į Fočio nekilnojamojo verslo įmonę, For Group. Jai buvo paprasta suderinti šiuos 2 darbus, kadangi šeimos namas buvo toks didelis, aš jums parodysiu jį ir ekrane. Tai šeimos namas buvo toks didelis, kad jie galėjo šitą namą naudoti tiek savo gyvenimui, tiek savo verslui. Tai jie buvo paskirstę namą į dalis. Tai viena dalis buvo šeimos gyvenimui, būčiai dalintis, o kita dalis namo buvo skirta For Group ofisui, kur atvykdavo visi darbuotojai ir dienos metu darbuodavosi. Taigi Lauren dienos metu dirbdavo ofise ir vakarop jau po vaikų darželio, po vaikų mokyklos, jinai ateidavo į pagrindinę namo dalį ir tenais būdavo jų auklė ir padėdavo su kasdieniais vaikų priežiūros darbais. Tad Lauren net kelerius metus nuo 2012 iki 2019, kai Jennifer Dulos dingo, buvo su šeima nuo ryto iki vakaro. Taigi ji labiau negu bet kas kitas pažinojo jų santykių dinamiką ir galėjo papasakoti apie tai, kas vykdavo iš tikrųjų už uždarų durų. Kadangi iš išorės visiems Dulos šeima atrodė tobula. Graži pora, 5 vaikai, dideli namai. Tiesa buvo tokia, kad Lauren buvo tokios pat nuomonės iš pradžių, kai pradėjo dirbti su pora. Ji matė, kad jų santykiai buvo nekonfliktiniai, jie buvo ganėtinai geri. Tiesa, Lauren vėliau paminėjo, kad jei jų santykiai buvo kiek neįprasti,
bet iš esmės jie buvo normalūs. Tačiau poros santykiai drastiškai pasikeitė 2017 m. kovo mėnesį, kai Jennifer sužinojo apie Fotis romaną. Buvo įdomu tai, kad kai Jennifer iš pradžių pasakė Lauren apie tai, kad įtarinėja, kad Fotis yra užmezgęs romaną, Lauren jie nepatikėjo. Jos akise Fotis buvo geras žmogus, jis buvo nuoširdus, patikimas ir jis niekada nerizikuotų savo šeimą, jis neužmegztų romano, kai turi 5 vaikus su Jennifer. Lauren buvo tokia nuoširdi nuomonė susidaryta per šitus 4 metus dirbant su Fotis Dulos. Bet jos nuomonė pasikeitė, kai tą patį mėnesį jinai turėjo išvykti atostogų su Fočiu. Matot, kadangi jinai buvo šeimos auklė, tai žinoma, jinai vykdavo kartu ir atostogų su šeima, kadangi jai reikėdavo padėti prižiūrėti vaikus. Ir šį kartą jie vyko į Miami, tačiau Jennifer nevyko kartu. Jinai vyko tik tai su Fočiu ir su 5 jų vaikais. Ir kas Lauren pirmiausia buvo keista šiuo atostogų metu, tai kad Fotis jai pristatė iki tol nematytą moterį, 42 metų Michelle Troconis. Ji buvo su savo 11 metų dukterimi Nicole. Ir Fotis paaiškino, kad Nicole yra vieno iš jos sūnų draugė. Tad dėl šios priežasties ji leidžia laiką kartu su jais per šias atostogas ir Michelle yra taip pat kartu su jais, jinai yra Nicole mama ir juos tai ir sieja, bendri vaikai, dėl to jie yra kartu šiuo metu. Ir Lauren iš pradžių suprato šį paaiškinimą, bet vėliau kelionės metu Lauren turėjo keletą patirčių su Fočiu, keletą keistų patirčių su Fočiu, po kurių Lauren ėmė abejoti, ar tarp Fočio ir Michelle nėra kažko tais daugiau. Pavyzdžiui, vieną šių atostogų dieną Michelle su savo dukra Nicole turėjo prisijungti prie Fočio su vaikais ir Lauren ir visi kartu jie turėjo važiuoti žaisti žaidimo laser tag. Bet kai jie atvyko, Fotis ėmė įtikinėti Lauren, kad jinai viena turėtų eiti su vaikais ir žaisti su vaikais ir tuo metu jisai su Michelle pabus dviese. Lauren tai buvo labai keista, nes jai nepatiko tas žaidimas, jinai nelabai norėjo žaisti to žaidimo, bet ir tuo labiau jinai nenorėjo žaisti viena su vaikais. Jinai turbūt norėjo gal šiek tiek suaugusių draugijos, nežinau, bet Fotis ją primiktinai įtikinėjo, kad jinai turi eiti žaisti dabar su vaikais tą laser tag žaidimą. Ir tuo metu Fotis liko su Michelle dviese. Tai šitas buvo toks kaip ir iš pažiūros nekaltas įvykis, situacija, bet Lauren tai užkliuvo, nes tai buvo neįprasta, jinai nesuprato, kodėl Fotis taip primiktinai jos prašė, reikalavo, kad jinai eitų žaisti su vaikais viena. Nes nors jinai ir buvo jų auklė, tai buvo atostogas, jų tėvo atostogas su jais, tai jis kaip ir irgi įprastai su jais leisdavo laiką, suprantat? O dar po kelių dienų po šio įvykio buvo dar keistesnė situacija. Fotis vieną vakarą atėjo pas Lauren ir jai pareiškė, kad jie dabar turi persikelti kitą viešbutį. Ir Lauren turėjo naktį vežti visus 5 vaikus į kitą viešbutį, kadangi Fotis sakė, kad jis nori apsistoti kitam viešbutį ir jis tame viešbutyje apsistos kambaryje su savo kažkokiu tai draugu, kur Lauren net nežinojo, kad kažkoks tai draugas turėtų
būti šiuose atostogose. Ir tuo labiau buvo keista, kad Fotis su tuo draugu atskirai kažkur apsistojo, Lauren net nežinojo, kuris yra jų kambarys. Žodžiu, visa situacija buvo keista. Ir dar jie visą tai turėjo daryti vidury nakties, kai, pora turėjo ir Jennifer, turiuomenį porą, tai Jennifer ir Fotis, jie turėjo ir mažų vaikų, mažmečių vaikų, ten vos kelių metų. Ir juos versti važiuoti vidury nakties į kitą viešbutį, dėl ko labai tikrai keista situacija. Tad po šios išvykos Lauren pradėjo irgi įtarinėti Fotis, kad kažkas čia ne taip. Ir ta Michelle irgi atrodė įtartinai. O Jennifer, kol Fotis atostogavo, Jennifer tikrai nesilsėjo. Jinai ieškojo įrodymų ir jinai juos rado. Jinai rado nenuginčiamus įrodymus. Ji apieškojo Fočio elektroninę pašto dėžutę ir ten rado viešbučių kambarių patvirtinimus iš išvykos, kurioje jisai buvo su Michelle, su ta pačia Michelle Troconis ir dar buvo su savo draugu ir jo mergina. Tai vadinasi, jo draugas žinojo apie visą šitą reikalą, apie visą tą romaną užmegztą, kas irgi yra ganėtinai šlykštu. Tai, kaip ir minėjau, Jennifer buvo pakankamai ramaus būdo ir jinai šitoje situacijoje irgi išliko visiškai rami, bet jinai buvo labai liūdna dėl visos šitos situacijos. Akivaizdu, jie su šitu žmogum praleido 13 metų, jie turi 5 vaikus, jie susikūrė šitą gražų gyvenimą, turi didelius namus ir jisai nusprendė, kad jam kažkur kitur reikia ieškoti laimės. Tai jai žinoma buvo labai labai skaudu tai ir ji galvojo, kaip geriau pasielgti. Ji norėjo vien dėl vaikų stengtis išsaugoti santuoką, nes ji žinojo, kad vaikams bus sunku augti be abiejų tėvų. Ir ji nusprendė iš pradžių likti su Fočiu. Jie gyveno toliau kartu. Fotis pripažino, kad buvo neištikimas Jennifer, jis nesigynė dėl savo romano, kai buvo jau priremtas į sieną. Ir po to pora gyveno kartu toliau, tačiau jų santykiai, žinoma, nepataisomai pašlijo. Ir neilgai trukus Jennifer pasigailėjo savo sprendimo nesiskirti. Jis suprato, kad nebėra įsimylėjusi Fočio ir visas šitas romanas iš esmės sugriovė jų santuoką ir ji nusprendė, kad vis tik tai bus geriau ir jai, ir joms vaikams, jeigu jinai nutrauks šitą santuoką ir jie tiesiog gyvens toliau atskirus gyvenimus. Bet Fočiui nepatiko šita Jennifer mintis, jisai tapo ganėtinai agresyvus ir auklė Lauren paliudijo kelis kartus, kai Fotis buvo itin agresyvus su Jennifer. Vienas toks kartas buvo, kai Fotis vijosi Jennifer per judviejų kiemą su skyrybų dokumentais ir rėkė ant Jennifer, kad išsiveš vaikus į Graikiją ir Jennifer niekada jų daugiau gyvenime nebematys. Kitas kartas buvo, kai auklė Lauren žaidė viename iš to didžiulio namo kambarių ir staiga į jų kambarį įlėkė visą persikandusi Jennifer ir jinai užtrenkė duris iš karto. Ir paskui ją, neilgai trukus, atlėkė Fotis ir jisai buvo labai tūžęs, agresyvus. Jisai su jėga įsiveržė pro duris į kambarį ir jį labai nustebino tai, kad kambaryje buvo auklė Lauren ir buvo vaikai. Jisai galvojo, kad yra su Jennifer vienas, dėl to taip elgėsi. Ir kai jisai pamatė, kad girdi taip pat ir Lauren ir vaikai, jisai staiga persimainė, tapo visiškai ramus, sukalbamas, ėmė
ramiai kalbėti ir paprašė Jennifer tiesiog su juo pasikalbėti. Ir kadangi Fotis paskutiniu metu tapdavo toksai agresyvus, kai Jennifer užsimindavo apie skyrybas, ji suprato, kad jinai turi tai padaryti slapčia, jinai turi jį palikti slapčia, kadangi tuo metu ji jau bijojo Fočio. Tad vieną dieną ji nusprendė tiesiog susikrauti daiktus, kol Fočio nebuvo namuose ir kartu su vaikais išsikraustyti iš jų bendrų namų. Ir visą tai padaryti padėjo auklė Lauren, ji visą laiką palaikė Jennifer, bet Lauren vėliau prisiminė, kad tą dieną Jennifer itin panikavo, ji labai bijojo, kad Fotis kažkokiu būdu sužinos, kad jie bando slapčiai išsikraustyti iš tų namų ir kad jis juos kažkaip tai ras. Tačiau jiems pavyko, jie tą vakarą pabėgo iš esmės iš savo pačių namų ir slapčiai išsikraustė. Jennifer išnuomavo jiems namą ir nuo to laiko Fotis niekada nekėlė kojos net į šitą naują Jennifer namą. Fotis, žinoma, buvo tiesiog įtūžęs dėl to, kad Jennifer jį paliko ir išsivežė vaikus. Ir vėliau teismo pagalba buvo sutvarkyta laikina vaikų globos situacija, kol Fotis ir Jennifer oficialiai išsiskirs. Ir dėl to, kad Jennifer akivaizdžiai labai bijojo Fočio ir jinai tai išreiškė ir skyrybų prašyme, taip pat jos baimės galėjo paliudyti auklė Lauren, kuri su šeima būdavo nuolatos. Taip pat visą tai galėjo paliudyti ir Jennifer šeimos nariai, artimieji. Jie matydavo, kaip Jennifer jaučiasi pastarosiomis savaitėmis, tad teismas nusprendė suteikti visų 5 vaikų globą Jennifer ir leisti Fotis susitikti su vaikais tik prižiūrint kitam asmeniui. Ir iš pradžių Jennifer paskyrė Lauren perdavinėti vaikus Fočiui, kadangi Jennifer tai jau tikrai nenorėjo jo matyti daugiau. O Lauren buvo vaikų auklė, taigi dėja jai teko šitą užduotis iki tol, kol Fotis nepradėjo ir Lauren pulti. Vieną dieną jis užsipuolė auklę, pradėjo ant jos rėkti, kad ji padėjo pagrobti jo vaikus. Žodžiu, peržengė visas galimas ribas, ėmė ją pulti ir Lauren išsigando ir nebenorėjo irgi jo matyti. Taigi galiausiai ir ji atsisakė jam perdavinėti vaikus ir tam buvo paskirtas kitas žmogus. Taigi, kaip suprantat, šitos skyrybos buvo itin problematiškos, itin toksiškos ir man iš karto kilo klausimas, kodėl? Kodėl? Juk jisai gauna visko, ko norėjo. Juk tai jis susirado meilužę ir išdavinėjo savo ilgametę žmoną ir palikinėdavo savo 5 vaikus per savo ilgas išvykas su meiluže. Ir galiausiai, beje, irgi įdomus faktas, neilgai trukus po to, kai Jennifer išsikraustė iš jųdviejų namų su vaikais, pas jį įsikraustė Michelle Troconis su savo 11-metė dukra. Taip. Tai kokios problemos? Aš nesuprantu. Jisai atsikratė savo vaikais, jis atsikratė savo buvusią žmoną ir gali toliau gyventi su savo meiluže. Jennifer iš esmės jam darė paslaugą. Jis galėjo toliau kurti savo naujus santykius. Kame problema? Bet matot, buvo kita medalio pusė. Pinigai. Visada yra šitas kabliukas. Pinigai. Tai aš manau, kad Fotis užvilkino šitas skyrybas ir Fotis taip kovojo dėl šitos vaikų globos. Dėl to, nes jis buvo skolingas Jennifer tėvams. Pamenat, pasakojau, kad Jennifer tėvai buvo labai turtingi. Tai va, jie buvo paskolinę net $kelis milijonus Fočiui, kad jam padėtų išlaikyti jo nekilnojamojo turto įmonę Ford Group.
Tad Fočiui šitos skyrybos reiškia, kad jisai tą skolą turi grąžinti. Taigi, greičiausiai jam galbūt tektų uždaryti savo verslą, galbūt tektų parduoti dalį savo turto, atsisakyti savo patogumų, kas ten žino, bet aš manau, kad tai buvo labai didelis motyvas, kodėl jisai nenorėjo šitų skyrybų ir kodėl jis jas norėjo užvilkinti ir kodėl Jennifer šeima iš karto pagalvojo blogiausia ir iš karto įtarinėjo Foti, kai ji dingo 2019 m. gegužės 24 d. Vėliau jau teismo metu auklė Lauren papasakojo apie tą lemtingą dieną, tą Jennifer dingimo dieną. Ta diena prasidėjo įprastai, kaip ir prasideda visos dienos šitose bylose, apie kurias aš pasakoju per šitos vaizdo įrašus. Tos dienos planas buvo Lauren paimti vaikus iš mokyklos ir atvežti juos Jennifer į New Yorką ir tenais nuvažiuoti į susitikimus su dantistais. Tai Jennifer turėjo iš ryto nuvykti viena iki New Yorko, tenais nuvykti į savo kitus susitikimus, nuvykti pati pas dantistą ir tada turėjo atvažiuoti Lauren su vaikais po jų mokyklos. Taigi apie 11 val. Ryto Lauren atvažiavo į Jennifer nuomojamus namus ir ji iš karto pastebėjo keistą dalyką garaže. Ji pastebėjo, kad yra paliktas Range Rover automobilis, nors Jennifer dieną prieš tai sakė, kad jinai ims būtent Range Rover automobilį, nes jos kitas automobilis Suburban yra per didelis parkuotis New York'e. Tad auklė Lauren iš karto šitą dalyką pastebėjo ir įsiminė, kad tai buvo keista, kad jinai pasiėmė kitą automobilį. Tada jinai atėjo į namus ir pamatė dar kelis keistus dalykus, kurie užkliudė jos dėmesį. Pirmas dalykas buvo tai, kad Jennifer rankinė, prabangi dizainerio rankinė, voliojosi tiesiog numesta ant grindų. Įprastai Jennifer taip nesielgdavo, ji saugodavo savo daiktus, tad tikrai rankinės niekada nenumesdavo ant žemės. Bet Lauren, žinoma, stengiasi negalvoti apie blogiausią ir jinai pagalvojo, kad galbūt Jennifer tiesiog pasiėmė kartu su savim tik telefoną ir raktus, kadangi Jennifer dažnai taip darydavo, ji pasimdavo tik telefoną ir raktus ir išvažiavo skubėdama į New Yorką. Šiuo atveju keista buvo tik ta detalė, kad rankinė buvo numesta ant žemės, bet tai galbūt galėjo ir nutikti kažkaip atsitiktinai, galbūt vaikai galėjo numesti ją, kas ten žino. Bet kai jinai įėjo į namą toliau, jinai pamatė dar kelis keistus dalykus. Pavyzdžiui, Jennifer įprastiniai pusryčiai, granolos batonėlis ir arbata buvo padėti ant stalviršio nepaliesti, bet Lauren pagalvojo, kad galbūt Jennifer tiesiog skubėjo labai išvykti į New Yorką ir nespėjo pavalgyti. Tad Lauren išplovė puodelį arbatos, padėjo granolos batonėlį į vietą ir toliau tęsė savo darbus namie. Bet tada jinai pastebėjo, kad prie virtuvės kriauklės trūksta popierinių rankšluosčių, jie visi pasibaigė. Taigi natūraliai ji nuėjo į virtuvėje esantį sandėliuką, iš kurio ji norėjo paimti dar popierinių rankšluosčių. Bet ten taip pat buvo pasibaigę visi popieriniai rankšluosčiai. Ir tai buvo itin keista, kadangi tik dieną prieš tai, tiksliau vakare prieš tai, prieš išeidama, Lauren papildė sandėliuką 12 popierinių rankšluosčių ritinėlių. Ir dabar jų visų nebebuvo. Tada Lauren pagalvojo, kad galbūt vaikai kažką išpylė, dėl to Jennifer išnaudojo visus popierinius rankšluosčius ir dėl to tų rankšluosčių nebeliko. Apie 12:30 Lauren išvažiavo paimti vaikų iš mokyklos. Ta diena buvo penktadienis ir vaikai neįprastai turėjo pusdienį mokykloje. Įprastai jie mokydavosi pusdienį tik tai trečiadieniais, bet šį kartą jie turėjo pusdienį penktadienį. Tad jinai dėl šios priežasties taip anksti važiavo pasiimti vaikų.
Kai pasiėmė vaikus iš mokyklos, jie namuose papietavo ir tada Lauren parašė Jennifer žinutę su klausimu, ar galėtų paimti Jennifer asmeninę planšetę, kadangi vienas iš vaikų neranda savo planšetės, o Lauren norėjo ramios, ilgos kelionės, 2 valandų kelionės iki New Yorko ir norėjo kažkuo užimti vaikus, tad labai norėjo paimti Jennifer planšetę. Jennifer neatrašė. Lauren pabandė jai vėl parašyti, bet Jennifer vėl neatrašė. Lauren pamanė, kad Jennifer greičiausiai yra užsiėmusi, kadangi žinojo, jog Jennifer yra susiplanavusi kelis susitikimus mieste, New Yorko mieste. Ir pagalvojo, kad tiesiog važiuos iki Jennifer mamos namų. Jos mama Gloria gyveno New Yorke. Ir Lauren ir Jennifer buvo sustarusios būtent jos mamos namuose susitikti, tad Lauren pamanė, kad tiesiog važiuos iki Jennifer mamos namų New York'e, jos ten susitiks ir tada pasikalbės. Bet kai Lauren atvyko į Glorijos namus New York'e, ten Jennifer nerado. Ir tada jinai nusprendė paskambinti Jennifer. Jennifer nekėlė ragelio ir Lauren tada apėmė labai blogą nuojautą. Ji suprato, kad kažkas tikrai yra negerai, nes Jennifer visada pakelia ragelį. Tad ji nusprendė iš karto vaikus nuvežti į susitikimus pas dantistą. Pati peržiūrėjo Jennifer kalendorių ir nuvyko į susitikimo vietą, kur Jennifer turėjo turėti susitikimo vietą tą dieną. Jinai tenai nuvyko. Tačiau įstaiga informavo Lauren, kad Jennifer taip ir nepasirodė tą dieną. Tad Lauren dabar jau buvo praktiškai tikra, kad įvyko kažkas tikrai negero. Ji parvežė vaikus iš dantisto į Glorijos namus, į jų močiutės namus ir iš karto susisiekė su policija. Ji susisiekusi su policija, jiems akcentavo, kad dingo 5 vaikų mama ir ji šiuo metu yra vidury toksinių skyrybų proceso. Jei jos dabartinis vyras Fotis, su kuriuo jinai bando išsiskirti, atrodo agresyvus žmogus, be to jisai neseniai nusipirko ginklą, tad ji labai bijo, kad kažkas galėjo labai blogo atsitikti. Ir po šio pokalbio pareigūnai iš karto ėmėsi šitos bylos ir turėčiau pasakyti, neįprastai operatyviai pradėjo spręsti šitą bylą ir ieškoti Jennifer. Tuo tarpu Lauren bandė apsaugoti vaikus nuo jų pačių tėvo, kadangi vos po 2 dienų nuo Jennifer dingimo Fotis turėjo susitikti su savo vaikais New Yorko mieste. Lauren iš pradžių neatrašinėjo Fotis, bet policijos pareigūnai tada ją patikino, kad jinai privalo atsakinėti Fočiui, kadangi jinai turi jo vaikus, o Fotis šiuo metu net nėra oficialus įtariamasis. Tad Lauren neturėjo kitos išeities, kaip kad atsakyti Fočiui. Ir jis ją ėmė labai įtikinėti, kad jinai turi būtinai tą dieną, kai yra sutarta, kad jisai susitinka su vaikais New Yorko mieste, jinai turi nevėluoti, jie turi atvykti būtinai sutartų laiku į sutartą vietą. Ir Lauren tai buvo itin keista, kadangi įprastai Fotis buvo itin žymus dėl savo vėlavimo, jis vėluodavo visur ir jis tikrai vėluodavo į susitikimus su savo vaikais. Tai buvo keista, kad jisai taip nori, kad vaikai atvyktų laiku, tai daugelis manė, kad Fotis tada planavo išsivežti savo vaikus iš šalies, bet Lauren net neplanavo jam atiduoti vaikų. Jinai neatvežė jam vaikų į sutartą vietą ir ji pasiliko pas Gloriją, kol galiausiai Fotis atvyko iki Glorijos namų. Tačiau ji iškvietė jam policiją ir policija jį ten pasitiko, tad jam nepavyko tą dieną pasimatyti su savo vaikais. Turbūt niekieno iš jūsų nenustebinsiu, bet Lauren nuojauta apie tai, kad Jennifer Dūlos atsitiko kažkas tai baisaus ir kad Fotis yra už tai atsakingas, pasitvirtino. Nors Jennifer kūno taip ir nerado,
Neilgai trukus po jos dingimo policijos pareigūnai surado pakankamai įrodymų, kad Jennifer Dulos galėtų būti oficialiai paskelbta mirusia. Buvo rasti jos kruvini drabužiai ir buvo nustatyta, kad ant šių drabužių yra tiek kraujo, kad ji jokiais būdais nebūtų to išgyvenusi. Tad jos artimieji neįprastai anksti galėjo paskelbti ją oficialiai mirusią, kadangi prastai tai valstijoje šioje būtent užtrunka net 7 metus. 7 metus laukti, kol žmogus yra dingęs. Bet šiuo atveju dėl nenuginčiamų įkalčių jie tai galėjo padaryti anksčiau. Ir policijos pareigūnai, bylos tyrėjai neužtruko rasti įrodymų, kad už Jennifer Dulos mirtį yra atsakingas ne kas kitas, o jos dar dabartinis vyras Fotis Dulos ir jo mergina Michelle Troconis. Taip, jūs mane išgirdote teisingai. Michelle nusprendė, kad turi būti atsidavusi ir ištikima ir palaikyti savo vaikiną visose gyvenimo situacijose, net ir žmogžudystėje. Bet dabar sugrįžkime šiek tiek į bylos pradžią ir aš jums papasakosiu, kaip bylos tyrėjai priėjo prie šių išvadų. Tai kai jie pradėjo tirti šią bylą, jų dėmesį iš karto patraukė Fotis Dulos. Žinoma, juk auklė Lauren akcentavo, kad jisai yra agresyvus. Pati Jennifer savo skyrybų prašyme akcentavo, kad ji bijo Fotis. Taip pat Fotis buvo neseniai įsigijęs ginklą ir jis turėjo pakankamai solidžių motyvų pašalinti Jennifer. Tai nemaža skola jos tėvams, vaikų nepasidalymas, turto nepasidalymas, problematiškos skyrybos. Motyvų tiesa buvo daugiau nei įprastai būna tokiose bylose. Taigi pareigūnai ėmė jį sekti ir neilgai trukus buvo rasti įrašai, kur kelios miesto kameros užfiksavo, kaip Fotis Dulos per tą pačią dieną važinėja po miestą ir mėto į skirtingas šiukšliadėžes kažkokius šiukšlių maišus. Su juo beje kartu važinėja jo mergina Michelle Troconis. Ir detektyvų dėmesį dar ir patraukė tai, kad viename iš įrašų Fotis kažkodėl tais vieną maišą, kuris labiau atrodė kaip vokas, buvo vokas. Jisai tą voką įmetė į kanalizaciją, nors kitus visus daiktus įmetė į šiukšliadėžę. Tai bylos tyrėjai nieko nelaukė, subūrė reikiamą komandą, specialistus ir nuvyko ieškoti šito voko ir ištraukti jo iš kanalizacijos. Ir jiems pavyko jį rasti. Ir kai jie ištraukė šitą voką iš kanalizacijos, jie pamatė, kad šitame voke yra valstybiniai automobilio numeriai ir šie valstybiniai numeriai priklausė ne kam kitam, o Fotis Dulos ir jie buvo atšaukti 2007 metais. Tad kam 2019 metais Fočių buvo reikalingi šie valstybiniai numeriai ir dar šitos valstybinius numerius buvo bandyta pakeisti, jų skaičius raidės buvo bandyta pakeisti, bet tam, kas bandė tai daryti, nepavyko ir bylos tyrėjai vis tiek atsekė, kokie tai buvo valstybiniai numeriai iš pradžių. Tai radę tai, jie galėjo pasitvirtinti savo, kad tuose vaizdo įrašuose buvo tikrai Fotis Dulos, kadangi tai yra išmesti jo automobilio valstybiniai numeriai. Ir po to jie ėmė ieškoti kitų šiukšlių maišų, kuriuos matė, kaip Fotis išmeta į šiukšliadėžes, į skirtingas miesto šiukšliadėžes, kas buvo keisčiausia, ne? Nes įprastai žmonės savo šiukšles išsimeta savo kieme, bet kai jau žmonės išsimetinėja šiukšles po visą miestą, skirtingas šiukšliadėžes, mes šitos bylose esam turbūt dažnai girdėję, kad taip žmonės atsikratinėja įkalčių. Taigi, bylos tyrėjai rado ir šitus šiukšlių maišus.
Ir šitose šiukšlių maišuose jie rado nenuginčiamų įrodymų. Jie rado kruviną Jennifer liemenėlę ir marškinėlius. Šitus marškinėlius liudininkai vėliau paliudijo, matė, kad Jennifer mūvėjo būtent savo dingimo dieną. Ir būtent šitie daiktai padėjo Jennifer šeimai paskelbti ją, pripažinti ją oficialiai mirusią, kadangi ant šių marškinėlių ir šios liemenėlės buvo rasta tiek daug kraujo. Be šių įkalčių taip pat buvo rastas rankšluostis, pončai, užtrauktukai ir pirštinės su kraujo dėmėmis. Ir kaip jau minėjau, ant dalies šių įkalčių buvo rasta Jennifer DNR, buvo rasta ir jos kraujas. Ir taip pat ant šių šiukšlių maišų rastų ir šiukšlių maišuose rastų įkalčių, ant dalies bent jau tų įkalčių, taip pat buvo rasta ir Fotis DNR, bet ant vieno iš šiukšlių maišų buvo dar ir rasta Michelle Troconis DNR. Kai prasidėjo Jennifer paieškos, 2019 m. Liepą Fotis Dulos davė interviu žiniasklaidai. Jis sakė, kad supranta, kodėl visuomenė ir bylos tyrėjai kaltina jį dėl Jennifer dingimo, tačiau patikino visus, kad jis yra nekaltas ir kad kovos už savo nekaltumą. Bet vos po 6 mėnesių nuo šio interviu bylos tyrėjai surinko pakankamai įrodymų, kad galėtų apkaltinti Fotis Dulos Jennifer žmogžudystę, pagrobimu ir žmogžudystę. Ir 2020 m. sausį sulaikė Fotis. Galiausiai Fotis buvo paleistas už įspūdingą 6 milijonų užstatą laukti teismo laisvėje, tačiau po kiek laiko teismas suabejojo Fočio užstatu. Jie turbūt suabejojo, ar viskas tvarkingai yra su tuo užstatu ir ar jie neturėtų jo atšaukti. Pasak Fočio advokato, jį itin sukrėtė ši žinia apie tai, kad jo užstatas gali būti atšauktas. Ir 2020 m. sausio 28 d., kai turėjo vykti teismas, kuriame turėjo būti svarstoma dėl Fočio užstato, Fotis teismo salėje nepasirodė. Ir dėl šios priežasties į jo namus buvo nusiųsti policijos pareigūnai, kurie atvykę rado Fotis užsidariusi savo garaže, sėdintį automobilyje ir dūstantį. Pasirodo, Fotis bandė apsinuodyti dujomis. Taip. Ir policijos pareigūnai jį bandė iš karto gelbėti, jie jam suteikė pirmąją pagalbą. Jisai buvo neilgai trukus išvežtas į ligoninę, kur vos po 2 dienų mirė. Daugelis visuomenėje iš karto priėmė jo savižudybę kaip kaltės pripažinimą, tačiau net ir po Fočio mirties jo advokatas jam išliko ištikimas ir tvirtino visuomeniai, kad tai jokiais būdais nėra kaltės pripažinimas, kad Fotis tiesiog net laikė šio visuomenės iš ankstinio nuteisimo, kad jisai buvo nuteistas be teismo ir kad dėl šios priežasties jis buvo priverstas pasitraukti iš gyvenimo. Vis tik bylos tyrėjai prieš Fotį buvo surinkę nenuginčiamų įrodymų. Vienas svariausių įrodymų šioje byloje prieš būtent Fotį, kad jis nužudė Jennifer ir ne kas kitas, buvo tai, kad Fočio DNR buvo rasta ant Jennifer namų virtuvės krano. Kaip jau ir minėjau, Jennifer buvo itin griežta šituo klausimu, kad Fotis nesilankytų niekada jos naujuosiuose namuose. Jam nebuvo niekada leidžiama įeiti į namus ir jis niekada nebuvo įėjęs į šitus namus ir tai patvirtino ir
auklė Lauren ir kiti artimieji, visi žinojo, kad Jennifer tai buvo itin svarbu. Fotis negali įeiti į šitus namus. Jis buvo prie šitų namų priartėjęs tik vieną kartą. Jisai susitiko su vaikais namo kieme ir laiką leido namo kieme, bet niekada nebuvo įėjęs į vidų. Tad kaip jo DNR pateko ant Jennifer virtuvės krano? Ir būtent virtuvės krano iš visų daiktų, niekur kitur nėra jo DNR, tik ant virtuvės krano. Įdomu, ar ne? Tai kitas įrodymas, kad Fotis nužudė Jennifer, žinoma, yra tie vaizdo įrašai, kuriuose jisai atsikrato įkalčiais. Tai kruvinais Jennifer drabužiais, kruvinais kitais daiktais. Taip pat kitas įrodymas buvo jo alibi, tiksliau jo sugriautas alibi, iš esmės paneigtas alibi. Tai jo mergina Michelle Troconis nuolatos keitė savo parodymus. Iš pradžių jinai sakė, kad Fotis visą rytą, visą gegužės 24-osios rytą praleido su ja namuose, visą dieną jisai buvo namuose. Vėliau jinai persigalvojo ir drastiškai pakeitė savo parodymus, kadangi pasakė, kad vis tik tai Fotis buvo išvykęs tą rytą. Kur jinai nežino, bet jis buvo išvykęs ir jis buvo palikęs dar savo telefoną namuose. Ir Michelle teigia, kad atsiliepė tik tai į vieną Fotis skambutį. Bet bylos tyrėjams vėliau pavyko įrodyti, kad jinai ne tik atsiliepė į vieną jo skambutį. Jinai vaikščiojo su Fočio telefonu po namus, jinai atrakinėjo, užrakinėjo jo telefoną, jinai naudojosi jo telefonu taip, lyg jis pats naudotųsi tuo telefonu. Tai ką bylos tyrėjai bandė pateikti, kokią teoriją, tai kad iš esmės Michelle tokiu būdu bandė sukurti alibi Fočiui, kol jisai išvykęs greičiausiai žudė Jennifer, kadangi naudojosi jo telefonu. Tai jinai bandė sudaryti įspūdį, kad Fotis buvo namuose. Dėl to, kad Michelle taip drastiškai pakeitė savo parodymus ir dėl to, kad jinai buvo užfiksuota kartu su Fočiu tose vaizdo įrašuose, kai jisai atsikrato įkalčių ir dar ir ant šiukšlių maišo buvo rasta jos biškelį DNR. Michelle Troconis taip pat buvo sulaikyta 2020 m. sausio mėnesį. Jai savo teismo teko laukti 4 metus, kuris jos teismas įvyko tik šių metų sausio mėnesį ir jis truko apie 2 mėnesius. Michelle buvo kaltinama prisidėjus prie sąmokslo nužudyti Jennifer Doulos, taip pat prie įkalčių slėpimo, įkalčių naikinimo ir taip pat buvo kaltinama dėl trukdymo tirti žmogžudystės bylą. Prokurorai teismo metu pateikė ir bandė įrodyti savo teoriją apie tai, kaip buvo nužudyta Jennifer Doulos tą gegužės 24-osios rytą. Jie teigia, kad tą rytą Fotis Doulos atvažiavo iki Jennifer namų dviračių, beje, jie tam turėjo įrodymų. Jennifer kaimynų kameros užfiksavo kažkokį nepažįstamą vyrą, kuris tikrai labai primena Fotis išvaizdą, ant dviračio važiuojantį link Jennifer namų. Tai paremė jų teoriją, žinoma. Ir pasak prokurorų, atvažiavęs iki Jennifer namų su dviračiu, Fotis tuomet pateko į Jennifer garažą ir būtent garaže ir nužudė Jennifer. Tuomet išvalė nusikaltimo vietą ir tokiu būdu sunaudojo visus tos popierinius rankšluosčius, kurių nerado auklė Lauren, kuriuos prieš tai buvo papildžiusi tik tais vakarą prieš. Ir taip pat dėl tos priežasties trūko ir kitų valymo priemonių iš namų. Tai buvo virtuvinis rankšluostis ir taip pat valymo
kibiras iš garažo. Be to, šią teoriją paremė ir tai, kad ant Jennifer krano buvo rasta Fotis DNR. Tai yra, jisai nusikaltimo valymo metu greičiausiai naudojosi kranu ir taip šalia esančiais popieriniais rankšluosčiais ir taip jo DNR pateko ant to krano. Taigi, pasak prokurorų, Fotis išvalęs nusikaltimo vietą, tuomet sukrovė visus daiktus į Jennifer Range Rover, kaip turbūt prisimenat, auklė Lauren paliudijo, kad kai atvyko į Jennifer namus, trūko jos Suburban automobilio, nors ji planavo imti Range Rover automobilį. Taigi, pasak prokurorų, Fotis įkrovė Jennifer kūną į jos Suburban ir taip pat sukrovė ten kitus įkalčius ir savo dviratį. Tada išvežė kažkur Jennifer kūną, kažkur atsigratė jos kūnų. Tada perdėjo visus likusius įkalčius į savo ilgalaikio darbuotojo Pavelo Toyota Tacoma automobilį ir tada Range Roverį paliko pakelėje. Ir beje, tam irgi buvo nemažai įrodymų. Jennifer Suburban iš tikrųjų buvo rastas pakelėje, tiesiog kažkur tais toliau nuvežtas ir paliktas. Ir dėl Toyota Tacomos taip pat buvo rasta įrodymų, kadangi ilgalaikio Fočio darbuotojo Pavelo automobilis Toyota Tacoma buvo susektas irgi miesto kamerų ir buvo susekta iš esmės, kad šitas automobilis Jennifer dingimo dieną važiavo iš Fočio namų link Jennifer namų ir grįžo link Fočio namų atgal. Taigi, tai buvo akivaizdus įrodymas, bet netoks reikšmingas kaip sekantys įrodymai, kadangi negana to, vos kelios dienos iki Michelle ir Fočio sulaikymo, Michelle su Fočiu nuvežė šį darbuotojo automobilį giliam cheminiam išvalymui, už kurį sumokėjo $250 už savo darbuotojo automobilį. Ir nors ir kiek nuodugnus tas valymas ir brangokas, sakyčiau, buvo, jiems vis tiek nepavyko atsikratyti visų įkalčių, kadangi šiame automobilyje vis tiek buvo rasta Jennifer DNR. Taip, Jennifer DNR buvo rastas ant priekinės Toyota Tacoma sėdynės. Ir pats Pavelas taip pat buvo siejamas su Jennifer žmogžudyste, kadangi jo DNR taip pat buvo rastas ant vieno iš įkalčių, tačiau jam buvo suteikta neliečiamybė, mainais už tai, kad jisai liudys prieš Michelle teisme. Ir Pavelas teisme papasakojo įdomių dalykų. Jis patvirtino iš esmės, kad Michelle nekentė Jennifer ir jis papasakojo apie 2 kartus, kai Michelle itin žiauriai kalbėjo apie Jennifer. Vienas iš tų kartų buvo, kai Dulos šeimos šuo merdėjo ir šuo buvo tuo metu pas Foti. Fotis norėjo, kad vaikai atvyktų atsisveikinti su šunimi, tačiau Jennifer nepanoro jam duoti tuo metu vaikų. Greičiausiai dėl tos visos toksinės, problematiškos situacijos, kuri vyko tarp jų tuo metu. Ir žinoma, Fotis dėl to buvo labai tūžęs. O Michelle tada pasakė labai įdomią frazę. Jie pasakė, kad Jennifer turėtų būti palaidota kartu su šiuo šunimi. Kitas kartas, kai Michelle išreiškė savo didžiulę neapykantą Jennifer ir pasakė kiek neapgalvotus dalykus, buvo jau po Jennifer dingimo. Vieną dieną Pavelas padėjo Michelle sunešioti daiktus iki namų ir jie tada pradėjo kalbėti apie Jennifer dingimą. Michelle buvo labai nepatenkinta dėl to, kad ji ir jos dukra Nicole buvo įtraukta į jos dingimo bylą ir jai tiesiog išsprūdo toks dalykas, ji pasakė, kad ji pati nužudys Jennifer, kai ji atsiras. Kitas stiprus įrodymas, kad Michelle padėjo
Fočiui nuslėpti Jennifer žmogžudystę, buvo jo bandymas sukurti jo alibi. Kaip ir minėjau, jinai iš pradžių sakė, kad Fotis buvo namuose tą dieną, vėliau jinai pakeitė savo parodymus ir pasakė, kad jo vis tik tai nebuvo tą dieną namuose. Ji tada pripažino, kad Fotis vis tik tai buvo namuose tuo metu ir palikęs savo telefoną. Ji atsiliepė į vieną iš jo skambučių ir taip pat negana to jinai ir naudojosi Fočio telefonu, jinai jį atrakino, užrakino, vaikščiojo su jo telefonu po namus, lyg bandydama sukurti įspūdį, kad Fotis buvo namuose tuo metu. Ir prokurorų teigimu, tokiu būdu ji bandė padėti Fočiui sukurti alibi, kad tuo metu jisai buvo namuose ir to įrodymas buvo naudojimasis jo telefonu. Ir negana visų šitų įrodymų, Michelle ir Fotis kaimynų kameros užfiksavo neįprastą poros vakarą, gegužės 24-ąją būtent. Visų pirma, pora važinėjo labai daug pirmyn atgal iš namo iki parduotuvės, iki savo tuo metu statomo nekilnojamojo turto pardavimui. Čia būtent Four Group statomas pastatas buvo ir jų kaimynų kameros būtent užfiksavo, kad jie važinėjo pirmyn atgal per šitas 3 vietas, į tą namą, tada į savo namus, tada į parduotuvę. Ir vėliau Michelle pripažino, kad jinai važiavo pirkti valymo priemonių, kas irgi yra keista, atsižvelgiant į visus kitus įrodymus. Ir jinai važiavo su Fočiu valyti to naujai statomo namo. Bet kitas dalykas keistas, kurį užfiksavo jų kaimynų kameros tą vakarą, tai buvo tai, kad tą vakarą iš poros namų rūko kaminas, taigi jie buvo užsikūrę židinį. Bet tai buvo gegužės 24 diena. Tai buvo labai šiltas vakaras, tai galima sakyti vasara. Tai buvo labai keista, kad jie tą židinį užsikūrė. Daug kas galvoja, kad ir prokurorai taip pat teigia, kad jų nuomonė Michelle tą vakarą degino įkalčius, naikino įkalčius tame židinyje, tai greičiausiai degino tos popierinius rankšluosčius, kuriuos Fotis panaudojo nusikaltimo vietoje ir galbūt degino ir kitus įkalčius. Taigi, remiantis šiais esminiais įkalčiais ir kitais įkalčiais, kovo 1 dieną žiuri pripažino Michelle Troconis kalta, prisidėjus prie sąmokslo nužudyti Jennifer Dulos ir įkalčių naikinimo, slėpimo ir trukdymo žmogžudystės tyrimui. Jei šiuo metu šios nusikaltimus gresia iki 50 metų kalėjimo ir tiksli jos bausmė, jei bus paskelbta teismo metu, gegužės 31 dieną. Tokia ta pabaiga. Džiugu, kad bent jau iš dalies Jennifer šeima sulaukė teisingumo, kad bent jau vienas žmogus bus nuteistas, kitas žmogus, tai Fotis, pasirinko bailio kelią, kaip jau čia nieko nepakeisi, jau taip jau yra, bet aš tik norėjau paminėti, kad pabrėžti, kad šios bylos tyrėjai tikrai atliko puikų darbą. Jie labai efektyviai viską sureagavo, labai greitai surinko įkalčius. Ta tikrai buvo tiesiog įspūdinga matyti, nes dažnai tikrai būna praleidžiamos puikios progos surinkti nenuginčiamų įkalčių bylose ir tada tas procesas nebūna toks paprastas, kaip palyginti, atrodo, buvo šioje byloje viskas ganėtinai aišku nuo pat pradžių. Tačiau vis tik tai, manau, būtų sunku pasiginčyti, kad tikroji šios bylos herojė buvo šeimos auklė Lauren. Ji atliko nerealų darbą. Ji ne tik operatyviai sureagavo, kai Jennifer dingo, ji pranešė policijos pareigūnams, jinai pabrėžė, kad
jai grėsia pavojus ir jie galėjo irgi operatyviau sureaguoti, greičiau sureaguoti. Lauren taip pat ir buvo nepakeičiama liudininkė Jennifer byloje. Jos liudijimas teisme buvo vienas mano asmeniškai matytų tikrai geriausių liudijimų, vienas stipriausių ir užtikrinčiausių liudijimų. Bet negana to, ji dar ir pasirūpino tais 5 vargšais vaikais, kuriuos išdavė jų pačių tėvas ir jie dabar liko be tėvų, bet Lauren apsiėmė juos auginti. Taip, jinai iki šiol augina šiuos vaikus, nors po Jennifer dingimo ir jau žinome dabar, kad žmogžudystės praėjo beveik 5 metai, bet Lauren iki šiol gyvena su šiais vaikais ir iki šiol juos augina. Kažkas nerealaus. Nuostabu, fantastiška. Tiesa, vaikų globa yra ne jos, vaikų globa priklauso Glorijai, Jennifer mamai, jų močiutei. Tai Lauren gyvena pas Gloriją ir jai padeda auginti vaikus, jos kartu dviese, iš esmės augina vaikus, bet man tai kažkas tai buvo fantastiško, šitas faktas apie Lauren, kad jinai toliau augina šios vaikus ir su jais gyvena, tai tikrai labai sveikintina, labai gražu ir labai reta, manyčiau. Tai jo, man tai atrodo tikriausias atsidavimas ir meilė šitiems vaikams ir aš manau, kad Lauren jau tikrai yra ne tiesiog šeimos auklė, o šeimos narė. Tai va, tai tiek iš manęs šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai pakomentuokite komentaruose, ką jūs galvojate apie šią bylą. Ar jums užteko įrodymų, kad jūs įtikintų, jog Michelle prisidėjo prie sąmokslo nužudyti Jennifer, kadangi dėl šito dalyko vis dar girdėjau internete yra diskusijų, bet man asmeniškai šitų įrodymų tikrai pakako. Tai va, tai spauskite ant šio vaizdo įrašo patinka, susitikime ir kitose mano vaizdo įrašuose. Iki.